Jau? Jo. Davai. Išrink pradėti. Sveiki visi, jūsų mėgstamiausias motovlogeris Chaos 636. Ramiai. Šį kartą sezoną atidarom truputėlį kitaip. Tai Kačergos gavosi taip, kad gegužės 2 dieną mini track days toks pasibandymas, plus treniruotės. Tai ačiū CR Moto, kad leido man pasikeisti vardą, kurį rodo viešai prie laikų į Chaos 636. Dar norėjau priminti dėl sėdynių, tai Lux Ride, ta prasme sėdynė, kuri padaryta buvo šitai Hondai, tai 10 iš 10, labai patogu, šautautas. Kalbant apie pačią Hondą, tai Ryčka Power Pulse beleką, ta prasme, išsprogdina smegenis man, tai ant kiek pasikeitė važiavimus su mocu, ta prasme, taip traukia, kad atrodo, kad visi RR-ai ir vienetai ant tiesiųjų tiesiog neatsidaro gazą, nes eini, ta prasme, pro juos kaip prostovinčius, tai belekas. Ir tuo pačiu trasai Ryčka, tas pats Power Pulse, padėjo susireguliuoti važiuoklę į teisingus parametrus, pagal tai žiūrint kaip padanga man dyla ir kokios problemos buvo, tai labai pagelbėjo. Labai trumpai ištrūko viena iš treniruočių, tai čia nusileidusi duobę ir kylant į startą finišą yra toks šuliniukas dešiniai pusiai mažas ir visada jo dešiniai pusiai pravažiuoja, kairiai pusiai tiksliau. Ir algų tada gera trajektorija, o dabar krito šešėlis ir aš kažkaip susimaišiau, kad važiuoju į jo kairę pusę, o gavosi taip, kad į dešinę pusę jo važiuoju. Tai nepataikiau trajektoriją ir ten greitis virš 2.20 buvo ir dar mocas paguldytas į dešinę pusę ir išlėkiau iš trasos, bet lucky me pavyko sukontroliuoti ir tvarkingai, ta prasme, toliau tęsti treniruotę. Tai vienas toks didesnių niuansų. O šiaip overall iš treniruočių tai nemažai buvo krešų ir greitoji dirba tikrai. Čia yra greito starto procedūra ir mes dabar turėjom 1 minutę, per kurią galim išvažiuoti trasą ir važiuojam vieną apžvalgos ratą. Ta prasme, nedideliu greičiu, kad visi mocas suvažiuotų ir tada atsistosim į savo vietą. Ir žodžiais truputėlį jums papasakosiu, kad vyksta tos varžybos einant video.
ir visi tiesiog sustojom į savo vietas sužinojom per briefingą, galėjo kažkas iš komandos ateiti, atsistoti, parodyti vietą, į kurią atsistoti, bet aš neprašiau nieko, nes man ir tai buvo aišku. Tai kadangi, Antoškė atvažiavo ir esmė tokia, kad šitas varžybos yra tokios įsivažiuoti sezoną for fun, tai čia tiesiog tie, kurie važiavo gerus laikus, tai nuo minutės 18, man atrodo, iki, kas greičiausiai, pagal tai ir sustatė į vietas. O mano laikas buvo minutė 14, tai aš 5 pozicijai ir važiuoja ir litrai, ir 600 vienoje klasėje, vienu kartu, tam, kad tie, kurie panašių laikų važiuoja, kad būtų patogiau, nes buvo į 2 grupės išskaidyta. Tai žodžiu, mano pozicija 5 ir dabar bus vienas apšilimo ratas. Tai sumos žalia vėliava ir visi startuosim dar vienam ratui ir grįšim į savo vietas prieš startą. Dar vienas dalykas, negalėjau startuoti su launchu, nes nežinau kodėl aš jį įjungiu, bet jis man nesuveikė. Bet neblogai gavosi startuoti ir su tiesiog rankena ir iš rankos. Dabar jau bus startas, važiuosim 8 ratus ir kairėje pusėje viršuje turėtų matytis lempos, ten užsideginės po vieną raudoną lempą ir kažkuriuo metu jos visos tiesiog užges ir startas.
tas raudonas mocas prieki manęs, tai neišsiaiškinau iš šiknos, kas ten per mocas, bet inline motoras labai mane išmušė, nes kiek kartų peržiūrinėjau medžiagą, tai aš važiuoju ne tom trajektorijom, kuriuom įprastai važiuoju lėčiau, nes aš kažkaip ir nepasitikiu tuo, ką jis gali padaryti ir neradau kaip apsilenkti pradžiai. Tai labai nusimušiau, bet čia tas for fun lenktynės, tai duoda tos patirties, kad kaip reaguoja tokios situacijos ir kad reikia važiuoti pagal save ir nežiūrėti kitą mocą, bet man labai sudėtinga buvo nekreipdėmės ir aš pats važiuojant jutau, kad, ir matau, kad neįvažiuoju taip, kaip nori trajektorijas, ypatingai ten ant kalno visiškai vidurių nusimeti, žodžiu. Bet žiūrim, kaip sekėsi čia. Žodžiu, čia ir didžiausias kasekas buvo padarytas, tai žaidžiausi paskui tą raudoną mocą ir gavosi taip, kad nesąmoningai važiuoju, įkirto baltas RR'as ir susimėčiau visiškai, nes nesitikėjau, ta prasme atsilikau ir galvoju, dabar tai GG. Žodžiu, buvo labai blogai padaryta.
gerai, atmazų virtinė dabar prasidės, tai 4. finišavau. Šiaip džiaugiuosi rezultatų realiai, nes mano 2 kartas kačiargui, tai retas, kuris 14 važiuoja kačiargui, plus nepamirškim to, kad aš važiuoju pilnai su Street Legal mocu, su tiesiog semi-slip padangom. Tai priekis Super Corsa SC1, galas taipogi SC1 200 šiam matmuo. Pirmi 2 finišavo Latvis ir Lenkas sportininkai, tai pilnai sportiniai mocai, ir jie daug metų važiuoja šitame reikale, tai jie po minutę 10 suko. Tas baltas mocas, kuris aplenkė, finišavo 3, jo pavyt buvo be šansų, nes kai apsilenkiau 4, tai aš jo jau tiesiog nebemačiau ir buvo viskas aišku, kad galiu net nesiparint, nepavysiu tikrai. Bet overall visai patiko visas tas vaibas varžybų ir pamačiau skilių, kurias reikia ta prasme sutvarkyti, nes man prieki mosas, kai važiuoja, labai išmuša mane ir aš pradedu grybauti, nebevažiuoju savo trajektorijom, nes kaip apsilenkiau 4, viskas buvo daug paprasčiau, aš tiesiog nusimečiau tempą nuo savo įprasto ten 10% ir važiavau taip, kaip aš norėjau ir nebuvo tiek daug klaidų, nors važiavau greičiau už tą, kuris prieš tai važiavo priešais mane. Čia buvo jūsų nemėgstamiausias motovlogeris Halo 636 ir susimatysim kitam video. See you.